yra dalykų, kuriuos mes turim retransliuoti arba, kitaip sakant, nukreipti ir patys į save. Kubilius kas ten pas mus, Mesijas Briuselyje? Žiūrėkit, aš buvau arogantiškumo čempionas. Taip jau. Ar Kubilius gali ką nors, kad ir visa mūsų 11 ar 15 žmonių delegacija, 12 berods, jei nemeluoju, parlamente, ten sėdėdami, gali ką nors? Nieko. Patys politikai savo darbą turi vertinti pagal rezultatą. Mūsų politikai absoliut neadekvačiai vertina aplinką ir absoliut neadekvačiai, sakykime, skelbia mums propagandinės nuostatas. Aš čia nenoriu užsiimti, taip sakant, tą propagandą. Žinot, kai tu atleisai paleidžia vidurius ir apsitriedi, eidamas tai jau nusivalyti turėsi pats. Niekas neateis ir niekas nenuvalys. O jeigu norim smirdėti, tai smirdėkim toliau. Paskui nesiskūskim, kad mus kas nors, kur nors iškiekimai įsūdys taip giliai, kad ir užpakalius ištarkuos ir plaukus. Žiauriai. Kokią pridėtinę vertę duoda Gitanas Nausėda, aš nežinau. Kelt iškiekimai mokesčius. Atimti žmonių, sakykime, dar didesnį kiekį. O pabandykite Jungtinėse Amerikos valstijose šiandien pakelt mokesčius. Kuris čia mūsų politikų, gal pasiūsimės juos į Jungtinės Amerikos valstijos? Pabandyk. Tada pamatysit, kas tai yra, kada tu mokesčius pakelis. Ko mums reikia iš tikrųjų, tai vienas dalykas rūpinti savo gynybą, antras dalykas dėti tarptautinėje erdvėje, tarptautinėje politikoje labai daug dėmesio tam, kad padėti Ukrainai laimėti tą karą. Ateis, sakykime, Nausėda ir pasakys, aš laimėjau karą. Kokį karą, su kuo? Jis kalbėjo apie gerovės valstybę. Tai yra, morka ožiui prieš nosį. Pagaliau Nausėdą galima už gerklės palaikyti. Yra kitų, kaip jie, kad masto, konservatoriai, sakykime, tam tikrą jėgą turintys. Jam atsiranda konkurentas ir pakankamai stiprus Vėgėlė. Vėgėlė, aš jau sakiau, Vėgėlė tai yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos, bendrosios partijos yra kitas sparnas. Ir viskas. O, Jėzu. Kokie yra prezidento Nausėdos 5 metų pasiekimai? Galim pyktis, galim bartis, galim vadinti kitus vatnikais, šiokiais, anokiais. Daugiausiai tie žmonės, kurie į Rusijos pusę žiūri, tokiom, aršiom, urzgančiom akim ir pastoviai ten grumoja ir pastoviai ten laidosi keiksmažodžiais panašiai, jie nė velnio nesupranta, net nežinau už ką. Jiems taip įteigė propagandą. 25 metų, antroji pusė, 26 metais galima pasiekti reikšmingą persvarą prieš Rusiją. Lietuvos valdžia neįgaliai, negali nieko, mes mažiuk. Ir mūsų elitukas, tas, kuris šiai dienai valdo, jis padarys visą, kad išlikti, nes niekur jisai yra kitur nereikalingas, o jis nesupranta, kad vykdamas tą politiką ir besimėtydamas tarp Vatikano, London City ir, sakykime, Vašingtono, jis bandydamas tom, sakykime taip, babūt gudrių veršių, kuris, iš 3 papų pieną žinda, liks ir be kelnių, ir be batų. Ir net terbos nebus iš ko pasiūlyti. Mes pagal visus tarptautinius statistiką esam pirmaujantis, kiek duodam paramos karinės, apie 1,2% nuo BVP per 2 metus, Vokietija dabar yra apie 0,5%, tuo tarpu šalia esanti Prancūzija. Jos visa parama yra 0,02%. Yragi sakyta šventam rašte, bijokit ateinančių vilkų avinėlio kailiai. Yragi ta mintis įsakyta, bet mes niekaip negalim tų vilkų atskirti. Niekaip.